Pažvelkime į Izaijo knygos 33 skyrių ir pamatysime, kaip svarbu švęsti šventes. Kai perskaitysite 20 eilutę, į ką ten liepiama pažvelgti? Vieta, kurioje švenčiamos šventės, vadinasi Sionas, ar ne? Pažvelk į Sioną, mūsų švenčių miestą. Te mato tavo akis Jeruzalę kaip saugią buveinę, nejudamą palapinę, kurios nei kuolai niekada nebus išrauti, nei ne viena virvė nenutrūks. Tai ten viešpats. Kur yra viešpats? Jis yra Sione. Sionas yra vieta, kur gyvena Dievas. Tai ten viešpats mūsų bus galingasis. Tai sritis upių ir plačių tekmių ir joks irklinis laivas jomis nesyrė, nei didingi laivai neskleidžia burių. Taip, viešpats mūsų teisėjas ir mūsų įstatymų davėjas, viešpats mūsų karalius ir jis mus išvaduos. Čia Biblija sako, jis mus išvaduos, tai reiškia, kad Dievas išgelbės tuos žmonės, kurie švenčia šventes ir kurie čia vadinami mus. 23 eilutė. Jų laivavirvės išsivijusios neišlaiko stiebo, todėl negalima burių pakelti. Tuomet net aklieji dalysis turtingą laimikį, net šlubiai pasiplėš grobio. Nebus ten žmogaus, kuris sakytų, aš ligotas. Žmonėms, kurie ten gyvena. Kur gyvena šie žmonės? Žmonėms, kurie Sione gyvena, kaltė bus atleista. Argi tai nereiškia nuodėmių atleidimo? Biblijoje sakoma, kad išgelbėjimo malonė ir nuodėmių atleidimo malonė, kurią galime gauti iš Dievo, suteikiama Sione. Taigi, kiek svarbus yra Sionas? Tad kokia vieta vadinama Sionu? Vieta, kurioje švenčiamos šventės, vadinama Sionu. Tad kas įsteigė Sioną? Atsiverskime 102 psalmę. 102 psalmės 17 eilutė. 102 psalmės 17 eilutėje sakoma, viešpats atstatys. Ką jis atstatys? Kas yra tas, kuris atstato Sioną? Biblijoje sakoma, kad Dievas atstato Sioną. Tad ko reikia, kad Sionas, kurį Dievas atstato, būtų įtvirtintas? Turi būti švenčių ir turi būti žmonių, kurie jų laikosi. Taigi, ką Biblija sako apie vietą, kurioje susirenka žmonės, švenčiantys šventę? Ji vadinama Sionu. Viešpats atstatys Sioną ir apsireikš savo garbėje.